Ir dabar kviečiu mūsų diskusijos dalyvius užimti savo vietas. Turime Almą Paukšienę. Alma, taip. Panevėžio Bražių progimnazijos pradinių klasių mokytoja, metodininkė, turinti 10 metų patirties, dirbant specialioje klasėje su autistiškais vaikais. Savo darbe taiko Flop-Time principus ir didelį dėmesį skiria vaiko pažinimui bei individualiems poreikiams, taip pat ir darbui su tėvais. Toliau šalia kolegė sėdi Rasmina Uščiauskinė. Rasmina. Taip pat Flop-Time terapeutė, turinti 7 metų darbo patirtį specialioje klasėje su autizmo spektro sutrikimo turinčiais vaikais. Baigus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijas, šiuo metu dirba individualioje praktikoje, taikydama būtent Flop-Time metodiką ir stiprindama vaikų emocinį ryšį bei raidą. Taip pat šiandien iš Vilniaus pas mus atvyko Inesa Ežerskytė Purenok. Vilniaus Šilo konsultacinio centro specialioji pedagogė konsultantė, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų Šiaulių akademijos lektorė, dirba su vaikais ir pedagogais, stiprindama įtraukių ugdymo praktikas ir konsultuodama sudėtingose situacijas. Turim tikrai specialistą, tai paskui drąsiai prieikit, paklauskit klausimų. Taip, kas toliau sėdi? Išėlės, Vytautė. Vytautė Marija yra mano dukra, autistiška jauna mergina ar moteris, taip pat studijuoja specialią pedagogiką. Šiuo metu kaip tik sėdi šalia savo dėstytojos. Ji dalysis savo patirtimi iš mokyklos ir pamoderuos mūsų šitą visą diskusiją. Taip, toliau, Tomas, taip pat svečias iš Vilniaus. Autistiškas jaunuolis ar vyras, jau nežinau kaip ir pasakyti, tikrai turi didelę patirtį, dalinasi savo kelionę per visą autizmo savo gal priėmimą ir tikrai kas, nežinau, pagūglinsit, kaip Tomo daug interviu ir įvairiausių ir straipsnių tikrai rasite. Ir man kas smagu Tomą pristatyti tuo, kad jis labai moka, taip nežinau, paprastai perduoti, ką tai vis dėlto autistiški žmonės ir vaikai jaučia. Tai ačiū Tomui, kad pažiūrėjau. O šalia Tomo yra Motiejus, kuris visai nesenai pradėjo viešai kalbėti, bet irgi labai džiaugiuosi, kad čia atvykai. Ir pasidalins dar realia patirtimi, nes jis yra Terpės mokykla. Kurią mokyklą, Motiejau, ar kaip? Minties gimnazijoje. Minties gimnazijoje. Tai va, mes irgi tokią turim, bet ne Panevėžio Minties gimnazijoje. Ir taip pat dar svečias iš Šiaulių, Daiva Žičkienė. Pradinio ugdymo mokytoja Šiaulių Rasos progimnazijoje, specialioji pedagogė. Nuolat gilina žinias vaikų raidos, įtraukties ir ugdymo psichologijos srityje. Taiko Numikon metodiką. Šitos aš nežinau, labai bus įdomu išgirsti. Matematikos pamokose, taip pat ir Flop-Time metodus. Ir Daiva taip pat yra aktyvi Šiaulių Lietaus vaikų valdybos narė, 3 vaikų mama ir auginanti autistišką sūnų. Tai asmeninė patirtis dar labiau sustiprino jos požiūrį į įtraukti, ryšio svarbą ir pagalbą šeimai. Tai perduodu jau mikrofoną, labai paprašysiu visų ir turim 2 pasidalinti gražiai ir bandykit šnekėti tiesiai taip pat, kaip aš laikau, nes tai taip pat nesigirdžiu. Dėkui. Tai prašom. Taip, jeigu šitaip šnekėsiu, girdisi viskas pakankamai normaliai, nes aš irgi tikrai nešnekėsiu, nes aš girdžiu savo pačius kūną, man tai nepatinka. Taip, sveiki visi susirinkę klausytojai, žiūrovai ir klausytojai, jeigu pasisekė turėti abu sensorinius organus ir juos įjungti šiandien. Jūs susirinkote paklausyti labai įdomią diskusiją, prižadu. Ir, kaip sakant, labai malonu būti apsuptai specialistų ir tuo pačiu metu ir būti kompanijoje ne vieno, ne 2, bet mes kaip 3 autistiški esame.
jaunuoliai, nes paprastai diskusijose būdavo, ypač prieš kokius 5 metus pasisekdavo, jeigu išgirsdavome autistiško asmens mamą. O dabar turėti ne vieną, ne 2, bet 3 autistiškus žmonės, kurie viešai kalba, yra ganėtinai stipru. Ir labai bus įdomu padiskutuoti visiems kartu. Taip pat norėčiau priminti, kad mes, kai diskutuosime, diskusija vyks tarp mūsų, tačiau jūs raginu su specialistais arba tarpusavėje pasilikti po to ar padiskutuoti tarpusavėje su specialistais, klausti klausimų, užsirašyti ir įsidėmėti klausimus, kuriuos turite, nes tyloje nežinia bei stigma pūva. Kada aš tai sugalvojau prieš 10 minučių. Kas sakė, kad autistiški žmonės neturi iškalbos? Mitai. Ir būtent iš mitų ir ateina nesupratimas. Ir nesupratimas ir užklijuoja etiketes tokias kaip sudėtingas elgesys arba sudėtingas vaikas. Šitą žinau, kiek esu girdėjus apie save. Tai apie sudėtingą elgesį, būtent ir pirmas klausimas bus visiems diskusijos dalyviams ir labai paprašysiu visų įsitraukti. Kokia situacija dažniausiai tampa būtent tuo kabutėse sudėtingu elgesiu ir kaip manote, kas tuo metu vaiko viduje vyksta? Kas norėtų pasisakyti? Gal įpradžio rodiklį prieš? Puiku. Visą laiką mėgstu pirmą. Tai labai toks klausimas platus, kadangi žiūrint iš kokios perspektyvos žiūrėsim. Jeigu dažniausiai, tai reikia labai gerai pagalvoti. Bet jeigu taip imant ir žiūrint greitai ar ne, va taip pamastant, tai dažniausiai tos situacijos yra tada, kada yra toksai didžiulis srautas į vaiką nukreiptas kažkokį nesupratimo. Tai tas nesupratimas gali pasireikšti labai visaip. Ir jisai veikia sensoriką ir tada tas kažkoks neatsimenu kaip pavadintas tas elgesys, jisai pasireiškia. O kas dedasi vaiko viduje, tai jeigu dažniausiai, atsiprašau, dar sugrįšiu, nes kad atsakyti klausimą, tai labai gali būti įvairių. Sakykime, mokykloje bendro lavinimo klasėje gali būti vienokios dažnos, specialioje klasėje, kadangi dirbau, ne, vat mano kolegė, mes kartu dirbom, tai tikrai išgirsit, netgi gali būti tos pačius žodžius, vėl jos gali būti dažniausiai kitokios. Šiuo metu aš labai gerai galiu palyginti, kaip terapeutės individualiuose praktikose dirbant, situacijos yra vėl kitokios. Pas mane šiuo metu yra situacija, kur aš turiu tikrai įdėti gan daug pastangų, pasukant galvą, ar ne, apie kiekvieną vaikutį, tik reikia išeiti vaikui. Tai aš džiaugiuosi, kad patinka, bet tai vėlgi kalba apie vaiko savireguliaciją. Tai kas dedasi vaiko viduje tokiu atveju, kada tas elgesys. Tai trumpas būtų mano pasakymas, nes čia yra labai platu ir iš tikrųjų gan paprasta, mes visi tą turime, bet kartu ir labai toks didelis atsiskleidžia ratas, tai apie ką labai mažai kalbama yra, tai yra interocepcija, mūsų vidinė sistema, kuri duoda impulsus ir jinai duoda impulsus į kūną. Tai trumpai tariant vaizdžiai, tai interocepcija rėkia, nežinau, kas čia darosi, padėkit, nieko nesuprantu ir jinai pereina į tas būsenas gynybą, bėgimą, kažkokią tai kovą. Tai mano atveju, ar ne, dažniausiai šiuo metu pas mane pasireiškia tokia situacija, kai reikia vaikams pereiti nuodį, išeiti ar ne iš malonios labai artimos veiklos. Tai mano tokia dabar patirtis. Ačiū, Rasmina. Aš dirbu specialioje klasėje. Tai klausimą, kada dažniausiai susitinku tokias situacijas, tai galiu pasakyti, kad kiekvieną dieną. Ir ne vieną kartą, ir tai dažniausiai būna jau rytais. Bet jeigu bendrai apibūdinus, kas jas iššūkia tas situacijas, tai sakyčiau nerimas. Tai nerimas, nežinia, nežinojimas, kas laukia, su nerimo ateina ne visi vaikai, bet yra keletą vaikų, kurie tas situacijas tokias
sunku dar tą nerimą priimti. Tai ir iššaukia iš tikrųjų ir po to, bet šiandien nereikia toli ieškoti, buvo situacijos, kada tas nerimas nebuvo specpedagogės, šiandien vieni neatėjo, nes negalėjo ateiti. Ir viskas jau nėra šalia žmogaus, prasideda veikla, nerimas ir viskas man bus sunku, iškart pradeda viskas skaudėti ir taip toliau. Tai žodžiu, nerimas, sensoriniai įvairiausi pojūčiai dažniausiai iššaukia šitas situacijas. Čia aš gal norėčiau, kaip specialioji pedagogė dirbanti ugdymo įstaigoje ir savo atsakymą apie tai pateikti galbūt iš ugdymo proceso metu. Tai gal tai būna ne situacija, o labai dažnai jau būna momentas. Tai nėra dažniausiai viena kažkokia konkreti ir stabiliai pasikartojanti. Tai būna momentas, kuomet jau vaikui yra visko per daug. Ir labai dažnai ugdymo proceso metu mokytojams ir atrodo, lygioj vietoj. Nieko tokio nevyko, lygioj vietoj pradėjo reikštis vienoks ar kitoks elgesys, čia jau kaip vaikui, ar ne, kaip jisai išgyvena tą situaciją, jis taip ją ir išreiškia, kaip jisai moka su ją tvarkytis ir kaip ją išveikti. Nes smegenys labai dažnai jungia tokį vieną paprastą tokį jungiklį įjungia, tai yra rėk, bėk arba sustink momentą, ar ne? Ir mes tuomet ieškom 5 minučių kažkokiu tai intervale, tai kasgi čia atsitiko. Ir gali būti, kad nieko tokio ir neatsitiko. Bet gali būti, kad po 3 pamokos, kokias vaikui jau tiesiog sensoriškai yra per daug, jam galbūt po aktyvios pertraukos, kur mokykla yra dinamiškas, kaip aš sakau, dinamiškas organas, ar kaip čia pavadinti, kuomet ir daugiau triukšmo, daugiau judesio, daugiau socialinio kontakto, ir kiti vaikai nori užmegzti socialinį kontaktą, bet jiems sudėtinga tai padaryti, vėl ateina kažkokie tai jausmai. Ir viso to sankaupa kartais vienu ar kitu momentu tiesiog ir sprogsta. Tai ne situacija turbūt, o momentas ir kiekvienam vaikui jis yra individualus. Todėl negalėčiau išskirti kažkokios labai konkrečios, ar ten matematikos kontrolinis, ar ten lietuvių kažkoks diktanto rašymas, ar taip toliau. Tiesiog čia ir yra, į ką daugiausiai reikėtų atkreipti, tai būtent į tą platesnį stebėjimą, ir kuomet mes tuomet galim pamatyti, kas nuo pat ryto vyksta su vaiku ir kokiam momente, ko jam gali būti per daug. Ar akademiškumo, ar sensorinių dalykų, ar dar kažko. Tai todėl to tokio atsakymą jau klausimą pamiršau, kol tai kalbėjau. Bet jūs žinot, kad aš mėgstu klausimus pamiršti. Tai mano atsakymas būtų toks. Neuroįvairovė tokia turėtų būti patogesnė erdvė, bet aš sėdžiu ant kėdės, o ne ant grindų. Tai tokia ir patogi. Taip, priminsiu klausimą ir galbūt net šiek tiek performatuosiu jums specifiškai. Kas mokykloje arba universitete arba net darbo aplinkoje iš jūsų buvo pavadinta tokiu sudėtingu elgesiu? Galime pirmą klausimą atsakyti. Žinoma. Inkliuzijos trūkumas. Tik suformulavau pilną atsakymą, iš karto klausimą pakeitė. Man nerimas kyla. Atsiprašau. Supratau, tai tada kaip patogu, taip atsakykit. Nes aš norėjau klausimą, nes klausimas labiau specialistams, kai buvo suformuluotas. Sakyčiau, pagal formuluotę. Aš patirties su vaikais neturiu, bet turiu vieną patirtį, kuri labai gerai atsako, kas vyksta viduje ir kaip sudėtingas elgesys. Prieš 8 metus aš buvau vasaros lietaus vaikų stovyklų. Ir buvo berniukas, kuris savaitę praleido kambarį beveik. Neišėjo. Jį ištraukdavo, jisai iš karto bėgdavo atgal į kambarį. Jis nenorėjo palikti. Ir čia, sakyčiau, labai būtų geras atsakymas - saugumas. Jiem trūko saugumo būtent. Nauja aplinka, nauji žmonės, nauji garsai, nauji kvapai, viskas. Ir būtent trūko saugumo. Ir man jis prašė pakalbėti su juo. Tai aš nusprendžiau paprastą prieimą, kad aš tiesiog nuėjau į kambarį, jis eidė telefonu, aš atsėdau šalia, įsitraukiau savo telefoną. Mes pakalbėjom porą minučių, jis aš savo telefonu irgi žaidžiau žaidimą, aš čia sakiau, jisai stebisi, tik aš pradžių paklausė, ką čia darai. Sakau, čia tylu, ramu, aš žaidžiu žaidimą. Po 5 minučių jisai priėjo manęs paklausė, ką aš žaidžiu. Aš jam parodžiau.
tada jis parodė savo. Po pusvalandžio mes abudu žaidėm lauke. Tai jam būtent aš jam daviau saugią aplinką, kur jisai gali kontaktą inicijuoti. Aš nebandžiau jo priversti bendrauti, eiti su manimi į lauką, tempti, aš nebandžiau per jėgą išmesti į lauką, ne. Aš jam daviau, sukūriau sąlygas, kur pilta kontrolė būtų pas jį, kur jis jaustųsi saugus. Ir toj saugio aplinko mes jie skau, išėjo padaryti per pusvalandį to, kad žmonės atėjo per savaitę padaryti. Tiesiog, kad saugumo trūko, nepamirškite, kad bet kuris iš mūsų saugumas nėra aplinka, saugumas gali būti ir žmogus. Tai bet kuris iš mūsų gali būti būtent saugus žmogus tapti. Kodėl? Galit priminti klausimą? Kas tavo nuomonė pasirodo kaip tas sudėtingas elgesys autistiškame vaike ir kas viduje vyksta, galbūt iš asmeninės patirties gali nepasakyti. Kas vyksta, kai tu pasirodai kitiems sudėtingas viduje. Jeigu su ko atsakyti, galime praleisti. Prieisim prie kitų klausimų tuomet. Nežinau visi, kaip jau pašnekėk, kaip aš turėčiau apibendrinti, dar kažką noriu pasakyti, kad Tomas, nežinodamas dirbtų flirtavimo metodikos, puikiai pritaikė sinchroną ir užmezgė ryšį ir dėl to jam pavyko labai greitai vaiką išvesti iš to tamsaus kambario. Nu, žodžiu, gal intuityviai, nežinau, gal tiesiog pajutai, bet puikiai metodiškai sužaidži, būdamas nespecialistas. Va, aš dirbu bendro lavinimo mokykloje ir koks tas sunkus elgesys. Viskas, kas kaip vaikas elgesi kitaip negu priimta normoje. Jeigu vaikas atsisėda šalia kėdės, jeigu jis atsistoja, kitiem mokytojam ten jau prilygsta netinkamas elgesys. Aš žiūriu į vaikus kaip pedagogė kitaip, aš jau suprantu, kad ir mano klasėje vaikai būna atsisėda ir ant kėdės, ir yra kampelis padarytas nusiraminimo, ir tas autistiškas vaikas sudarytas jam yra planas ateinu prieš pamoką, jis pasirenka užduotėlės, kurias atliks, pastatom laikroduką, paleidžiam ir jis, žino, pradėjom nuo 10 minučių, šiemet aš turiu pirmokus ir dirbam visai kitaip, kadangi aš pati turiu autistišką vaiką ir man kaip mokytojai, kaip tikrai specpedagogika tiko ir aš tai taikau. Man nereikia bėgti pagalbos specpedagogo, nes aš pati žinau, kas su vaiku dedas, jaučiu ir va taip dirbam. Tai noriu pasakyti, kad tas netinkamas elgesys yra viskas, kas kaip vaikas elgesi kitaip negu priimta. Ir ką aš pastebėjau pas pirmokiukus, kokie iššūkiai, jie ateina nepavalgę. Aš niekaip negalėjau suprasti, aš ir užduotėlę tam vaikui pritaikiau. Ir viskas, kol aš pradėjau bendrauti su vaikais, pasirodo, vaikas tiesiog nevalgė pusryčių ir jis yra alkanas. Kokie ten gali būti matematika ar lietuvio raidelės kažkas, kai jis nuolat jaučia alkį ir jis nerimas kyla. Kaip čia buvo minėta, komunikacija. Ačiū visiems labai už atsakymus. Taip, toliau norėčiau tęsti diskusiją su asmeniniais klausimais. Tai pradėsime nuo klausimo Almai. Ir klausimas bus jums, mano nuomonė, ganėtinai sudėtingas. Kai vaikas klasėje pradeda elgtis sudėtingai, kas jūsų patirtimi dažniausiai lieka nepastebėta aplinkiniams? Sudėtingas klausimas, nes dabar galvoju, kas tai yra aplinkiniai, kurie yra mano klasė. Aplinkiniai tai yra mano klasės vaikai ir aplinkiniai, bet tikriausiai mano padėjėja, kuris manimi kartu dirba, o daugiau aplinkinių, kartais
galvojant apie savo darbą, ko gero, nepraslysta pro akis iš tikrųjų, kas vyksta, nes mes su savo padėjėjam po įvairių tokių situacijų tiesiog pačios pertraukėlę savo ir aptariam kažkas, kas vyko, ką aš dariau, kodėl taip ir vienaip ar kitaip kažką tai darėm. Tiesiog kažką reflektuojam. Tai kas vyksta nepastebėto, gal ir sakyčiau, kad neįvyksta taip tiesiogiai, kad tiesiog praėjo, nes mes su Asmina, kai dirbom kartu, mes iškart automatiškai aptardom kažkokį sunkesnį atvejį, kuris mums būdavo sudėtingesnis. Ir iškart galvodavom, dėl ko taip atsitiko, ką man daryti reikia toliau ir kaip pasielgti kitaip. Ir tiesiog tikrai Asmina neleis meluoti, kad mes iš karto sėsdavom ir galvodavom, kas čia įvyko, kodėl, kaip, ką man daryti kitaip. Pamoka baigta viskas. Tai va, vaikam tada žodžio pertraukėlė, mes greitai susėdam ir kalbamės. Tai aš manau, kad klasėje vaikai iš tikrųjų vėl kitaip priima tam tikras situacijas, jie į savo draugus žiūri vėl kitaip. Tai manau, kad mums labai gera, kad mes galim kartu reflektuoti ir su dabartinė padėjėja. Jeigu vaikai pasielgia kartais tokioje situacijoje kitur, kur yra daugiau žmonių, kai mes išvykstam kažkokius renginius, būnam dar kažkaip, tai aš manau, kad mus labai puikiai aplinkiniai pastebi, kad mes tikrai su tuo vaiku, kuriam yra sunku išbūti, kuriam sunku sensoriškai tikrai nusiraminti, mes tiesiog prieinam ir taip paliečiam, pamasažuojam, pajudinam truputėlį, pamaikom. Žodžiu, tie vaikai tikrai nusiramina, mes jau žinom su ko, kaip, kada elgtis. Ir gali kartais aplinkiniams atrodyti, kad labai keista, ką ten jūs daro, ką ten jūs liečia. Netgi taip pasielgiam kartais su kitų klasių vaikais, tai matom, kad galim padėti. Labai taip atsargiai. Tai va, tai aš manau, kad ką galvoja kiti ir ką masto, kas lieka jiems nepastebėti, aš nežinau, kad mes kartu su padėjėjams aptarėm ir analizuojam iš karto čia. Bet žinokit, ir sudėtingas klausimas buvo. Tai reikės apvirškinti šitą informaciją. Tikrai ačiū už išsamų atsakymą. Tai norėčiau dabar paklausti, kaip tik jūsų, kiek supratau, buvusi jau kolegė. Norėčiau paklausti ir Asminos klausimo. Kaip atskirti situaciją, kai vaikas kabutėse nenori, irgi labai sudėtingi klausimai. Kaip atskirti, kai vaikas kažko tiesiog nenori, nuo situacijos, kai jis tiesiog nebegali susitvarkyti su aplinka, su emocijomis, ypač jeigu, tarkim, vaikas yra neverbalus arba nesugeba tai iškomunikuoti. Tai jo, dabar aš norėčiau paklausti, kaip tas klausimas prasidėjo? Nes pažiūrėkit, kas vyksta, sako sudėtingas ir man iš karto tas kodas sudėtingas. Tai Vytaute pradžią klausimo. Viskas gerai, labai dabar aptarkiu. Man pradžią, aš žinau, aš pamiršau, kol tu pasakei pabaigą, aš pamiršau pradžią. Kaip atskirti, kai vaikas kažko nenori, vietoj to, kad jis tiesiog nebesusitvarko su viskuo? Va, trumpas klausimas ir viskas vis tiek apie tą patį. Tai pradžiai, kada Vytautė šnekėjo, dar prieš visus klausimus man patiko toks, jumoras, sako, kiek aš kartų girdėjus tą sudėtingą, nesudėtingą. Tai pas mus Alma, tai žinokit, atsiprašau, kad mes taip, nes tikrai, pas mus tas tandemas vis tiek dar išlikęs, mes ir iki šiol visur kartu, nes dar pernai metais aš dirbau mokykloje. Tai būdavo mūsų klausė ir kolegos, ir šiaip kažkas tai, o tas tai sunkus, ane? O mes, nekilnojom, nežinom, kiek sveria. Tai žinot, tas sunkus, nesunkus toks humoras. Tai čia nereikia nei diagnozuoti, nei dėti tų etikečių. Sunkumas visą laiką kartais priklauso nuo mūsų pačių, ką mes veikiam šalia. Tai apie nenorą, mano manimu, apskritai vaikai ypatingai gal jau paskui vyresni, bet mažesni, jie tas nenori, yra toksai kaip kažkoksai, tai, nenoriu pasakysiu, tai visi atstos. Bet visą laiką yra priežastis, kodėl.
Jeigu kalbant apie autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus ir žmonės, tai be abejo vienareikšmiškai tai yra mano manymu dažniausiai, tikrai dažniausiai, ką pastebėjau per darbo praktiką, tai tas yra nepastebima, kada vaikas nebegali, yra ta pradžia ir pradžia visą laiką yra, kada siunčiami yra kūno signalai, ar ne iš kūno. Jeigu kažkiek trupučiuką pasidomi, čia nereikia labai būti veidotyros ar kažkokios ten, nežinau, kūno kalbos specialistų, pradedi suprasti. O pasidomėjimas tai yra vienareikšmiškai, kada suprasti, kad nenoras yra nebegaliu, o tiksliau tariant, nervų sistema nebegali. Ir čia jau girdėjom tą patį ir mes kartosimės, nes apie tai eina kalba. Ir kada jinai nebegali, ne, ir pagal flirtavimo žodis, flirtavimo modelio pavadinimas daug kartų nuskambėjo, tai tas nebegaliu, kada centrinė nervų sistema jinai įsitempia iki tokio, kad to jau nutrūks, tai man yra nesaugu. Ir kada yra nesaugu, tai patys pagalvokim, nereikia turėti kažkokios tai, ten, nežinau, kažkokio tai sunkumo, kas vyksta su mumis, kai mes nebegalim. Tiesiog nebegalim, mes nieko negirdim, nieko nematom, norisi, bet kadangi savireguliacija jau pas suaugusių yra nebe savireguliacija, o savikontrolė, nes savikontrolė yra jau mąstymo procesas, ar ne, kada aš mąstau, o ne fiziologinis kaip savireguliacija, tai jisai tas nenoriu, kiek aš tikrai esu susidūrusi, jisai yra nebegaliu. Tai visą laiką yra ta pradžia. Tai jeigu sukursime saugų ryšį, saugus ryšys nesusikuria su šalia esančiu žmogumi, kuris skleidžia nesaugią išraišką kūno kalbą, per daug kalbėjimo ar tiesiog, kad ne, sakau, nuleisime garą ir būsime šalia vaiko taip, kaip jam reikia, ne kaip mums reikia, be sakymų, nu taip negražu, nu kodėl tu čia taip, vaikui ir taip yra, jam negražu yra, jam yra negerai ir čia nesvarbu, koks jie amžius yra. Tai ir kai tada visas tas nurimsta, pasirodo, kad vaikas nenori, ar ne, jisai tiesiog nebegalėjo. Ir dar visą laiką tai reikia žiūrėti labai, aš žiūriu labai į kontekstą, ar ne, kas vyksta, kartais kokia, ar ne, praėjusi diena buvo, tėvų pasiklausti, nes šiaip tėvai yra didžiausi ekspertai, gali pedagogai, specialistai pripažinti, nepripažinti, bet tėvai yra didžiausi ekspertai, jie labiausiai jaučia ir tada visame tame kontekste, žiūrint, kas vyksta, kokios emocijos, ar nėra spaudimo, kokia kalba aplinkui, išaiškėja, kad nenoriu, yra negaliu. Tai, prašom. Aš reziumuosiu Rasminos pasakymą dar vienais tokiais Marshalo Rosenbergo žodžiais. Nesmurtinės komunikacijos. Atsiprašau, kadangi labai artima man, aš leisiu tau. Gerai, kad Marshalas Rosenbergas, nesmurtinės komunikacijos atstovas, kūrėjas, yra pasakęs, kad žodis ne, nenoriu, yra aukščiausia žmogaus poreikių nepatenkinimo forma. Ir kai vaikas sako ne, nenoriu, tai reiškia jisai ta užduotis, tas veiksmas visiškai netenkina jo poreikių tuo metu. Tai aš šiemet ypatingai stengiuosi išgirsti šitą žodį, kad visų skamba kaip skambutis dabar, klausia, tai skambėjo. Dar kai vaikai pasako man tas pats, tai yra signalas, kad aš tavim gėdu. Tikrai taip, sutikčiau su visu šituo ir man tai labai priminė neseniai literatūros, kurią skaičiau apie tai, kaip vaikai dažnai yra nužmoginami. Kad mes jų negirdime kaip ne. Mes negirdime jų nenoriu kaip nenoriu.
Ir mes su jais, vat, kaip jūs sakėte, nu kas taip daro, nu, oi kaip negražiai, kas taip atverkia. Ar mes taip kalbėtume su suaugusiuoju? Nes tai yra maži suaugusiai. Tai čia galbūt mano toks požiūris, visi turime, kaip sakant, savo požiūrį. Tačiau man tokios mintis kyla. Ir dar, bet prisiminiau irgi toksai, tikrai skatinčiau pakeisti šitoje vietoje, sako, tingi, jisai tingi mokytis, jisai tingi tą, nėra pas vaikus tingi, tikrai nėra, yra priežastis, kodėl nenori kažko daryti, kažkur eiti, arba nebenori, nes visada yra priežastis. Nu, jinai kartais būna taip užslėpta ir dažniausiai kažkokia priežastis tingiu, nenoriu, man tas pats ilgainiui, jeigu mes jos neišsiaiškinam, neišsigilinam, ar ne, ypatingai jeigu negali išsakyti, nesusiteikia reikšmės, jinai pradeda somatiškai reikštis, būtent sveikatos problemomis. Ta esu patyrusi asmeniškai savo šeimoje, tai nėra tingių. Ir nereikia sakyti apie vaikus, ypatingai kai jie girdi tingi. Va tą, kai išgirstu tingi, tai man žinokit spygliai pasišiaušia. Nu, nes tikrai netingi. Taip. Jeigu tu dar man vairuosi iš šono, atsiprašau, slystelėjo. Atsiprašau, galbūt galima paklausti, nes dabar man irgi spygliai pasišiaušia, kadangi aš irgi turiu vaiką tokį ir susiduriam su įvairiom situacijom jau nuo darželio laikų. Tai aš pastebiu priešingą dalyką, kad nenori visi vaikai. Ir neurotipiniai ir neneurotipiniai visi nenori. Mokymosi procesas, bet tokiu atveju yra kančia, tai yra darbas, tai yra pastangų dėjimas, ypatingai mobiliųjų telefonų šitais laikais, tai nenori niekas. Ir gaunasi kartais svertas į priešingą pusę. Jeigu jis yra neurotipinis, mes jį sustigmatizuojam, leiskim gyvybei augti laisvai, kaip jinai nori, jinai nenori nieko daryti ir mes nieko ir nedarykim. Tai mes ateinam ir vieną savaitę ir šnekam ir vaikas grįžta, jisai pirmokas net užduoties negauna tas. Nes viską padaro už jį, nes, ten jisai nenori, kam čia situacija, kam čia kelti konfliktus, kam čia sukelti spaudimą, jeigu galim leisti jam sėdėti ir prašyti už jį. Ir gaunasi taip, kad mes po to, eigoj atsiduriam situacijai, kad mes turim pirmą klasę ne progresą kažkokį nors truputį į priekį, o mes turim, kapitalinį regresą. Ir gaunasi, kad kaip ir ta įtrauktis, ta supratimas, gaunasi, kad tas supratimas tampa tokia, kaip čia, meškos paslauga tam vaikui. Ką jūs apie tai galvojate, susidūrėte su tai? Galima aš atsakysiu šiek tiek, bent jau, ką aš galvoju apie šitą situaciją. Tai kokia yra bėda, pas mus kartais yra taikoma ta perimančioji pagalba, ne vedančioji, o perimančioji. Ir čia yra bėda ugdymo proceso dalyvių nesusikalbėjimas ir nesustrategavimas savo veiksmų. Jeigu jūs kalbat, kad mokinio padėjėja greičiausiai perteklinę pagalbą teikia vaikui ir jūsų vaikas negali augti, tiek, kiek jisai gali. Nekeliame jokie, sakykime, akademiniai iššūkiai, kad vaikas tobulėtų savo tempu, savo galiomis, bet jisai turi eiti, ar ne, bet po mažą tą žingsnelį, tiek, kiek jam yra paveiku tai dienai, ar ne, jisai turėtų eiti. Tai čia reikėtų atkreipti dėmesį ir susitarti mokytojo, mokinio padėjėjus, jūsų kaip mamos kokie lūkesčiai yra ir susiderinti veiksmus. Ir kai mokinio padėjėjas jau žino, kaip jam teikti tą pagalbą, tas žmogus, jisai su gerom intencijom, ar ne, o vaikai labai greitai pagauna. Labai greitai pagauna, aš čia 5 minutės patylėsiu, mane supras, kad aš nieko čia nesuprantu arba negaliu, tai čia 5 minutės dar labai ilgai. Užtenka to, kad minutė. Ar ne? Ir jau tuomet mes visas desantas einam į pagalbą. Tai bet ta pagalbai nelygiai. Lygiai taip pat, kaip man vaikas perskaitė, aš čia nieko nesuprantu. Kokį nesuprantu? Nieko. Gerai skaito. Rašytas žodis ten, sakykim, darže. Supranti, kas tai? Suprantu. O, jau nėra taip, kad visko nesuprantam, ar ne? Ir taip toliau. Ir taip vedi. Ir tu vedi tokiais nukreipiamaisiais klausimais, kaip, nežinau, kaip vedlys vedi. Bet tą atradimo džiaugsmą vaikas turi atrasti pats. Bet čia yra strategijos. Lygiai taip pat kaip tekstiniai uždaviniai. Aš vaikams sakau,
nei jūs kvaršinkit savo galvos, nei ten galvokit. Žiūrėk, matai skaičius sąlygų? Matau, apsibrūk. Ar ne, tai yra tam tikros strategijos. Ką tie skaičiai reiškia? Aš vis tiek privedu vaiką prie to, kad jis visą tą sąlygą perskaito. Gerai, dabar sprendžiant, dalyvauja tie skaičiai. Pasižiūrim atidžiau. Kaip tu manai, čia su tais skaičiais? Ką mes čia turime? Yra matematikai 4 ženklai tikrais. Pliusas, minusas, daugybė dalyba. Kaip tu manai, kuris tiktų? Jeigu ten yra paslėpti žodeliai, koks tas... Ir čia tokia strategija. Ir tu vedi tą vaiką. Jeigu va taip perteklinė, ta tokia nevedančioji, o perimančioji pagalba bus teikiama, taip, jūs būsite regresit. Bet čia ir yra komunikacija tarp tėvų, mokytojos ir mokinio padėjęs. Mes turim sukoordinuoti savo veiksmus. Kol vienas darys taip, kitas darys taip, mamos lūkesčiai yra kitokie, iš čia atsiranda konfliktai. Ir čia atsiranda nesusikalbėjimas, nes kaip ir buvo paminėta, mes turim sėsti prie to bendro rato. Ne visada būna labai patogus pokalbis, ne visada, bet vis tiek mes jį turim praeiti tą etapą, kol išsigryninsim ir kol vis dėlto prieisim prie to bendro taško. Tai čia yra pagrindas, bet mes bijom to pirmo etapo, nes jis dažniausiai būna Tai tikrai taip sutinku visiškai, bet to man esant 22, Liepos 23, tik dabar susivokiau iš jūsų, kad žodinius uždavinius galima orientuotis į skaičius žiūrint. Nes aš sėdėdavau, atsimenu, klasėje galvojau, kam tai Birutė 48 ar bus ir 50 daugiau kaip. Birutė nėra esminis, tai yra, kad dabar jau tie tekstiniai uždaviniai pas mus mini literatūriniai kūriniai. Koks skirtumas ar Birutė ar Onutė? Nesvarbu, kad ten buvo 48 ar bus. Mano smegenys taip negalvoja. Tai va čia ir yra tas pastruktūruojimas, ar ne? Tai struktūravimas teksto čia ir yra tas kelias į išsprendimą. Vieni gerai sugeba tą šalutinę informaciją neatskirti, kitiems reikia padėti, pateikiant tam tikras strategijas. Strategija, startuojam nuo skaičių, pasibraukiam kas šalia, pasižiūrim toliau, ko klausė, ar mes atsakėm. Ir va taip ir išsprendžiam. Bet čia yra tas toksai turi būti, mes vaikus turim išmokyti, mes juos ruošiam ateičiai. Kiekvieno ateitis bus skirtinga. Ir mūsų ūkdymo įstaigų tikslas yra paruošti žmogų ateičiai, paruošti žmogų gyvenimui. Ir jeigu mes tų strategijų jų neišmokom naudotis, nerandam jiems tinkamiausias, kas atsitinka, tai tautė kaip ir pačios ar ne patirtis, tu baigiai mokyklą, tu vis tiek grįžai tą patį tašką, studijuodama universitete, kad tu turi susirasti pati jau tas strategijas, nes nėra to bagažo, ką man daryti su tokiu tekstu, kaip man rašyti šitą, viskas yra struktūra. Bet kokiu atveju žmogus grįžta į tą pačią tašką, kaip man orientuotis, kaip man veikti su viena ar kita medžiaga. Tai yra praleisti etapai. 12 metų yra tikrai labai gražus laikas, kuomet mes tuos įrankius ne tik pateikiam vaikams, bet ir išmokom su jais dirbti. Ir su tuo lagaminėliu mes juos išleidžiam į gyvenimą, kurie tikrai jam pravers. Taip, ir kad tai įvyktų efektyviai, kaip ir anksčiau iš jūsų girdėjau, turi būti tas komandinis visiškas darbas ir susikalbėjimas būtent tarp tėvelių, specialistų ir mokytojų. Tai ta tema, ir verdant tam, norėčiau būtent paklausti Daivos klausimo. Kadangi jūs šias situacijas matote labai iš dviejų skirtingų perspektyvų, kaip ir mokytoja ir kaip autistiško vaiko mama. Kas jūsų nuomonė šiandien labiausiai trukdo mokyklai ir šeimai tapti viena komanda, o ne skirtingomis pusėmis? Na kaip mokytoja mane stabdo. Aš neturiu teisės tėvams sakyti, iš tikrųjų, ką aš žinau, ką aš matau, ką aš galvoju. Nes kaip mama, aš suprantu, jeigu aš skelsiu, jūsų tai autistiškas, kaip mama nubėgs turbūt švietimo skyrių. Jeigu nėra jokios diagnozės, tai aš turiu labai atsargiai, mes kalbam, o namuose jis kaip elgėsi. O pastebėjau tą ir tą per labai toli ir paruošti tėvus tam pokalbiui. Ir aš visada kreipiuosi, jeigu prašau kažko, aš visada kreipiuosi, žinokit, man yra sunku, be jūsų pagalbos aš neišsiversiu.
man labai reikia jūsų patarimo. Tada tėvai, kai tu nepuoli, kai tu nesakai, jūsų vaikas tai elgėsi, žinot, mokykloje ir visi kiti mes negalim dirbti. Va, nors situacija tokia, nes elgesys toks ir visi mes kaip ir negalim dirbti, bet reikia ieškoti sprendimą, aš tada suprantu, kodėl, pradedu galvoti, kodėl jo toks elgesys, kas atsitiko, kas šiandien blogai, kas vakar buvo blogai. Ir aš niekada nepamirštu, kad aš esu suaugęs žmogus, jis yra tik vaikas. Šiemet aš buvau pirmokus, tai toks buvo iššūkis palyginus su ketvirtokais, kur išleidau. Tai nežinau, kaip ir. Gal ir atsakiau, kad ta patirtis man leidžia, kad aš visada įlipu į tuos batus tėvų. Ir suprantu, kad jie eina į darbus, pareina namo, o vaikai išleidžia į ugdymo įstaigą, jie tikrai nesitikė, kad parėję iš namo, jie su to vaiku turės pamokas ruošti ir ta informacija tokia palaipsniui. O visada aš tėvam pasakau, kad visi labai skirtingi ir vaikai labai skirtingi. Ir kaip jau sakot, lūkesčiai, visada klausiu tėvų, pažadu tėvam visada rugsėjo 1 dieną, kai susipažįstu su tėvais, visada pažadu, nepažadu, kad visi gaus 10 ar aukščiausius taškus, bet pažadu visada aš labiau kreipiu dėmesį į vaikų tą emocinę būseną, į tai, kad man svarbiau yra, kad žmogus būtų žmogeliukas, kad jis būtų laimingas. Ir aš pažadu tėvams, kad mokykloje jis jausis saugus ir bus laimingas. O tada aptariam su tėvais kiekvieno lūkesčius ir galimybės labai labai atsakyti. Žinoma, prašom papildykit. Aš labai noriu papildyti iš asmeninės patirties su tėvais. Kadangi Dirflortime metodiką mokiausi, kaip prasminu, kaip ir jūs, tai yra vienintelis kelias, mano manim, pats toks teisingiausias, paaiškinti tėvam, kokie pirmokai atėjo į mokyklą. Taip pat pačiame pirmajame tėvų susirinkime aš visada stengiuosi jiems paaiškinti, kas tai yra raidos etapai. Supažindinti tėvus, kad vaikams tai dabar 7 metai, tik tai kaip mūsų abiejų pirmokai, ne? 7 metai, tai yra tik tai biologinis amžius, bet raidos etapai yra visiškai skirtingi, visai netitinka tų 7 metų to biologinio amžiaus. Ir kai tėvam paaiškina, kas yra tas pirmasis etapas, antrasis, trečiasis, ketvirtasis, ir kada jis tik tai gali siekti akademinių gebėjimų, pasiekti tokių, kurie reikalingi 1 klasiai, tėvam iš tikrųjų labai atsiveria akis ir jie supranta, aš suprantu mokytoją, kad dabar tikrai su kokiais lūkesčiais atėjau, norėdama, kad mano vaikas kažką vėl kaip pirmokas, šitoj pirmom dienom pradėtų čia jau raideles rašyti, čia jau skaičiuoti, čia visą kitą, kad tai yra neįmanoma misija. Kad dar iki to skaičiaus, iki tos raidės reikės nueiti kelią. Ir kai tėvai supranta ir tada nustoja tikėtis, kad jau čia reikia tas pačias pratybas pirkti, čia viską, kad čia kaip visos 1 klasės visą programą mokytis, jie supranta, kodėl negali vaikai dabar mokytis ir gauti tų pačių rezultatų, ką neurotipiniai pirmokai, visiems pasidaro aišku. Ir nustoja tada nerimauti, supranta ir tik tai ima džiaugtis tuo, kas vyksta su vaikais toliau. Kitame etape, kitame susirinkime aš tėvam pasakau, kaip visą tai praėjo, o tada atkreipiu dėmesį į sensoriką. Kiekvienam paaiškinu, bendrai susirinkime visiems paaiškinu, kas yra svarbu, kodėl mūsų klasiai, kokie mūsų vaikų sensoriniai ypatumai yra, kad jos suprastų, kodėl vyksta vienaip ar kitaip. Tai tie visi dalykai iš tikrųjų labai atveria kelią į tėvų širdis, supratimą ir tada tėvai tik tai nustoja reikalauti namų darbų, ko iš pat pradžių, tai žodžiu, kur yra neįmanoma įsivaizduoti su tais dalykais. Tai aš manau, kad Dirflortime metodika, raidos etapai yra pagal šitą metodiką yra patys nuostabiausi su autistiškais vaikais. Ir įrodymais labiausiai įtvirtinti, kiek skaičiau iš naujausios literatūros, Dirflortime yra pati efektyviausia metodika ugdyti autistiškus vaikus bei jaunuolius. Tai yra vienas. Aš pati bandysiu eiti kursus, nes tai mane labai domino. Ir kiek aš įsidėmėjau, kad svarbiausia ieškant komunikacijos tarp tėvelių ir komandos švietimo, tai yra empatija, atvirumas ir tikslingi lūkesčiai, kad nebūtų sukelti kažkokie, kad vaikas nepasidarys neurotipinis, bet mes galime apie tą pasakyti švelniai.
Ir dar kas man užsikirto, kad sakėt, kad jeigu tik tiesiai šviesiai pasakysite, tai kaip man terapeutė sako, neapipakuojant, kad jūsų vaikas autistiškas, tada leiks iš švietimo skyrių. Kodėl? Ir atsakymas dažniausiai yra tas pats - stigma. Ir autizmas dažnai vis dar yra tas baubas, kuris yra po lova, arba jūsų vaikus pakreips ir užkrės. Atsiprašau, nemanau, kaip juokauti. Tad norėčiau būtent paklausti šią temą ir Tomo, ko būtent žmonės daugiausiai nesupranta apie autistiškų žmonių patirtis mokykloje ir bendruomenėje, ir iš tiesų mes tokie baubai. Mes esame žmonės kaip kiti. Dažnai nesuprantama, kad situacija nėra situacija. Ir elgesys dažniausiai kyla iš situacijos. Pavyzdžiui, aš būdavau mokykloje, su darbe būnu. Tai nėra, kad aš čia sėdžiu kaip visi. Ne, aplinkui yra daug žmonių. Reikia prie aplinkos pristaikyti. Pavyzdžiui, prisimenu, kai sėdėjau, mes laukiam, kol mus pakvies. Aš turiu klausą, kurį girdi visus garsus, nefiltruoja. Aš girdėjau, kad ten žmogus kažkur viduriniam suole maigė telefoną. Kažkur dabar. Prisimenės haptika įjungta yra tas atsakomumas. Aš girdėjau. Jo, aš girdėjau, kaip šalia žmogus pasiražė su sąnariai. Tai aš visą laiką girdėjau tos visus garsus. Jie, visi tie garsai, blaško ilgainiui. Ir reikia nepamiršti, kad ta situacija nėra taip, kad aš tiek sėdžiu, pavyzdžiui, sėdėdavau mokykloje. Ne. Aš sėdėjau aplinkoje, kur yra labai daug garsų, labai daug žmonių, kurio aš emocijose nesigaudau. Tada, o iš manęs dar tikisi, kad aš mokytis dar turiu. Aš sėdžiu tai iš esmės aplinkoje, kurioje ne tai, kad susikaupti, išsėdėti sunku yra. Dėl to dažnai reakcijos tos yra, atrodo, perdėtos, perryškios, tas kaip tokia blogas elgesys, bet dažnai jis išmulka, kad atrodo, nes mes nebandom įsigilinti, kas vyksta iš tiesų. Ir sakau, kad ta situacija atrodo, mums atrodo rami klasė, arba tiesiog, kad galėjau, pavyzdžiui, iš šono žiūrėti, atrodo ramiai, žiūrovai sėdi žiūri, o aš sėdžiu ir jaučiu, kaip mano kraujas spūdis kyla po truputį, dėl to, kad tiesiog daug triukšmo, daug žmonių. Pavyzdžiui, ačiū Dievui, šįkart publika yra apsirengus pakankamai konservatyviais rūbais, tai pavyzdžiui, nėra skirtingų spalvų, kurias mano akis mėtytų, nes mano akis irgi per jautrius yra. Ir jeigu, pavyzdžiui, būtų ten raudona suknelė ir čia raudona suknelė, mano žvilgsnis amžinai bėgiotų. Aš negalėčiau susikaupti, nes aš labai jautrus tiems ryškiems elementams. Ir sakau, ir tai yra. Ir skutriuosko, čia nebuvo šiaip sėdėjimas, laukimas renginio, nėra šiaip sėdėjimas, laukimas, sėdėjimas darbe dirbimas, ar sėdėjimas mokymasis klasėje. Tai yra aplinkos, kurios yra sudėtingos ir kuriuose reikia pastangų, kad tiesiog išbūti. Reikia atsižvelgti ir suprasti, nes tada, kai tu atsižvelgi į visus šitos faktus, tada lengviau suprasti tą elgesį ir kodėl jis būna dažnai toks neigiamas. Žmogus gali arba netgi irzliai atsakyti galiu aš, pavyzdžiui. Dėl to, kad aplinka, nors jie atrodo normaliai įsigilinus, jie nėra tokia faina. Tai klausimą dabar užduosiu jums abiems. Į temą, kadangi mes patirime, labai daug dirgiklių, kai kurie, tarkim, itin jautrią klausą turi, kai kurie skonį, kai kurie ausą, kai kurie turi hipojautrumą, kai nepakankamai jaučia tam tikrus stimulus. Norėčiau paklausti, kas jums abiems padeda mokykloje aplinkoje, bet kurioje aplinkoje, kuris sukelia stresą, jausti šiek tiek ramiau. Kokių turit priemonių ir gal galite parekomenduoti mūsų publikai? Tai aš galiu pradėti, jeigu noriu. Dažnai yra, kaip vyriškas asmuo, aš turiu savo pristaikymo strategijų, savo būdų, kaip galima išbūti aplinkoje. Pavyzdžiui, čia ne šiaip žiedai, čia yra sensoriniai žaisliukai miniatiūriniai. Aš jas amžinai suku. Nes tiesiog reikia kažką tai pamaigyti, kad pilnai, kad galėčiau susikaupti, man reikia kažką maigyti, kažką turėti rankose. Yra daug tokių strategijų. Aš neretai naudoju kvėpavimo pratimus, kad galėčiau šiek tiek savo širdies kvėpavimą nuraminti. Pavyzdžiui, aš nejaučiu savo nerimą. Dažnai, jeigu man nerimas iškyla, todėl aš dažnai žiūriu į savo laikrodį ir žiūriu, koksai pas mane pulsas. Nes aš pulsą, aš nusistuoju, kiek pas mane nerimas iškėlęs. Normaliai pas mane jis labai žemas. Bet jeigu aš matau, kad jeigu jis yra 70, 80, 90, tai reiškia, aš jaučiu didelį nerimą. Tai reiškia, man reikia
pasiimti kelias minutės pertraukos. Aš jau pradėjau stebėti savo organizmą ir pradėjau pastebėti, nes ne visi dalykai yra savaime suprantami. Vat aš vengiu aplinkų, kurios man labai nerima keltų pildomai. Pavyzdžiui, prietemos aš labai nemėgstu. Todėl stengiuosi, kad prietemoj nebūti. Ir tiesiog stengiuosi vengti tų dirgiklių, kai negaliu išvengti. Turiu sensorinius žaisliukus, tos visokius kvėpavimo pratimus. Ir tiesiog žinojimą, kad aš namuose galėsiu ramiai visą tą nerimą nusiimti. Atėjau? Aš tai žaisliukų su savim nelabai turiu. Nu, turiu laikrodį, kurį aš kartais pasižiūriu. Mačiau, kad rankose turi žiedą, ar jis tam kažkiek padeda? Žiedas buvo broliai. Ir nu jo, padėjo. Turbūt nenusiraminau, bet 2 kartus numečiau. Gal tas garsas šiek tiek padeda nukreipti dėmesį. Man tarkim padėjo. Man tikrai ne. Aš taip visas dėmesys į mane, taip kas nukrito. Taip, aš paimsiu jį. Galima. Aš žinau, irgi, kai atrodo man, kai telefonas nukrito, nežinau, girdėjai tikriausiai, kai pasitikrinau. Ir aš galvoju, dabar galvos, kad aš neprofesionali, dabar bus šakės, dabar aš pamatysiu, man nuo organizatorės bus šakės dabar. Tuos neskambėjo. Nu tai, kaip sakant, visiems, kaip sakant, atsitinka tokių dalykų ir mes nepamiršim, kad mes įdedam labai daug pastangų, kad atrodytume kabutėse tokie. Kaip dabar pasakysiu gražiai? Prisitaikė. Taip, kad mes tokie esam nekitoniški tiek išeina. Dar tuomet irgi jūsų abiejų norėčiau paklausti būtent apie situacijas galbūt mokykloje. Kada jautėtės nesuprasti ir kas būtų labiausiai padėję, pradėsim galbūt nuo Tomo. Ačiū. Tai iš tiesų buvo, pas mane buvo keli periodai, kuriuose visi būdavo skirtingos bėdos. Būtent pirmose klasėse pas mane buvo, aš iš viso negalėjau išbūti aplink klasę. Man buvo mokymas, nes pas mane, kaip mano pasakojo, po 2 mėnesių buvo hospitalizacija dėl chroniško streso. Tiesiog. Tai tuo aplinkoje iš esmės aš nemanau, kad kas nors būtų padėję. Tada pas mane buvo per daug sensorika, per daug jautri, pristaikym, galbūt labai būtų maža klasė, mažiau žmonių galbūt būčiau galėjęs išbūti. Bet tuometiniam sąlygom tokių dalykų tiesiog nebuvo. Ir teko mane iš mokyklos išimti. Vėlesniais metais iš tiesų buvo irgi savo problemų. Man buvo visą laiką sunku socializuoti, suprasti juokelį, suprasti emocijas kitų žmonių. Iš tiesų labai daug dabar yra specialistų metodikų, kurios padeda. Aš niekada nepamiršiu gyvenime savo vienos traumos iš tiesų mokykloje. Kai mes su klasiokė, klasiokė man patiko tuo metu, darėm renginį pravedėm kartu. Ir aš kaip tik turėjau su savim fotoaparatą. Ir sakau, davai aš tą nufotkinsiu. Ir jie manęs pradėjo rėkti, nenoriu, kad fotkintų mane apsišliumbus. Aš pakeliu akis ir aš nesupratau, pasirodo, į porą minučių verkė. Aš nepastebėjau. Aš su žmogum šnekėjau, bet aš nesugebėjau tų emocijų užfiksuoti. Kaip man tik, kai suprantat, romantinis periodas nepavyko. Man irgi nepasisekė. Ja, tai bet tiesiog nes daug buvo problemų, su kuriuom dabar yra medžiagos nebuvo tada. Iš tiesų, netgi kad pats pasiskaityčiau, suprasčiau, kas vyksta. Iš tiesų, specialistų nebuvo. Gal netgi skaičiu iš klasiokų supratimo nebuvo, nes, autizmo tada reikia prisiminti, niekas nežinojo iš tiesų. Tai manau, šitie visi faktoriai dabar jau būtų geriau padėtų. Galbūt aplinkiniai žinotų. Aš pats žinočiau daugiau apie autizmą. Na ir specialistai, kurie būtų galbūt padėję man. Su terapijom panašiai, kas tos emocijos, kaip jas suprasti ir kaip sureaguoti, jeigu tu pasiūlai nufotografuoti apsivergusį žmogų. Mokiau, ar tu turi pasidalinti kokią nors situaciją iš mokyklos, kuri tau sukėlė tokį nerimą arba jautėsi sutrikęs arba nesuprastas?
dažnai būdavo tokių situacijų, kur nelabai buvau suprastas ar, teisingai net suprastas. Kartais gal nelabai galėdavau išsakyti, ką aš, turėjau gal omeny ar jaučiau. Dažnai yra nuvertinama, kad kai autistiškiams žmonėms būna sunkiau iškalbėti arba, kai yra sudėtingesnė iškalba, daug į mane, tarkim, žiūri ir sako, tai tu nesusidūrei su sunkumais, va kaip tu gražiai kalbi. Bet būdavo momentų, kur aš tiesiog atrodo žodžiai užstringa gerkliai arba galvoje ir atrodo, nieko negali pasakyti. Ir kaip jautiesi tuo metu, kai negali kažko iškomunikuoti? Aš jaučiuosi kvailas. Bet ir toks, pasimetęs, jog, negaliu nieko pasakyti, jog gal koks žodis užstringa, jog noriu pasakyti idėją, bet idėja nepavyksta, nes tiesiog užmiršau kažkokį nors žodį. Tas man irgi daug kartų yra atsitikę, kad atrodo užstringi vietoje ir tai labai trukdo kurti socialinius ryšius ir kai, tarkim, su mumis dirba mokytojai arba specialistai arba pedagogai ir mes nesugebame kartais iškomunikuoti ir pradeda už mus interpretuoti ir kartais ne visai teisingai. Pats pradedi jaustis, kad esi kažkoks netinkamas, nes nesugebi iškomunikuoti. Ir iš kitos pusės pedagogas bando taikyti įvairias, kaip sakant, tau strategijas ir sako, kodėl tau neveikia šita strategija. Ir tu dar jau pradedi jaustis. Turbūt niekada nepamiršim, kaip dažnai mokytojai, jeigu tu turi kalbos sutrikimą, aš anksčiau turėjau labai rimtą disleksiją. Aš labai galūnes valgydavau, labai skubėdavau, labai greitai šnekėdavau, arba tiesiog sustodavau, nes kai nežinodavau žodžio. Ir aš negreitai virškai mokytojas, kai su manim, aš po pamokos uždaviau klausimą kažkokį tai, bet susimaliau. Pasižiūrėjo mane ir pradėjo kalbėti labai lėtai ir labai tyliai. Tarsi aš būčiau naprotis, atsiprašau. Ir aš niekad nepamiršiu to pojūčio, kaip aš prastai pasijutau. Kad mokytojai išgirdo mano kalbą, kaip aš kalbu, ir tiesiog aš net sakysiu pilnai sakinys. Aš jam po vieną žodį išdėliosiu, kad tikrai suprastų kvailelis. Ir aš tik sakai, aš gyvenime nešnekėsiu daugiau. Man irgi yra kaip atsitikę. Aš turiu diskalkuliją, matematinių veiksmų negebėjimas, nesupratimas. Ir man matematikos mokytoja, atsimenu, vietoj 8 klasės, kai buvo 8 klasėje, pradėjo, kaip sakant, duoti, sako, tai gal to atnešti 5 klasės vadovėlį prie visos klasės. Ir aš sakau, tikriausiai tada to išspręsčiau ir jau jaučiu, kaip to išliunksiu ir man užstrigo žodžiai ir visi juoktis pradėjo ir paskui mane vis tiek vertė eiti prie lentos ir bandyti spręsti tą patį uždavinį, dėl kurio pasišaipė. Nesijauti gerai ir nesijauti priimtas ir kartais aš tikrai negėdinsiu ir mokytojai ne visada supranta, nes jie patys mokosi, kaip mokyti įvairius mokinius, ypač tokius, kurie mes ne visada gebam taip iškalbiai išaiškinti savo poreikius, ypač nemažamečiai vaikai. Tačiau kartais tas didysis pokytis švietime priklauso ne nuo strategijų, ne nuo kalbėjimo, ne nuo įvairių tenai didžiausių komunikacinių planų bei kompleksinės pagalbos planų. Kartais tai prasideda nuo mažų pokyčių. Ir Rasminos, norėčiau paklausti, ar pastebėjote, kokie maži suaugusiųjų, ne tik specialistų, apskritai visų maži suaugusiųjų pokyčiai dažniausiai padeda vaikams ir jaunuoliams spektre jaustis saugiau? Ačiū už labai gerą klausimą. Tai pabandysiu, čia galima labai ilgai šnekėti, nes aš kalbėsiu apie Dirflortaimo metodą, kuris yra tikrai nuostabus, nes jisai pirmiausia tai yra labai gerietiškas, jisai nėra orientuotas į elgesį, jisai yra orientuotas į bendravimą, tai yra bendravimo filosofija. Ir jinai yra paremta tuo, kad mes sekame vaiką
labai smagu, kad čia vat, yra ne žmonių, kurie irgi pagyvena. Tomas, puikus Floor-Time terapeutas, jisai intuityviai. Ir tas intuityviai jautimas, jisai yra labai šalia to, kaip mes mažas pokytis, tai yra individualus, labai sudėtingai skambantis individualus vaiko profilis, tai realiai yra tai, kas vaikui yra aktualu, kas yra apie vaiką. Apie tą vaiką. Ne apie kažkokią tai bendrą raidą, ne apie kažkokią ten charakteristiką, nežinau. Va šitas vaikas, va šitas, nežinau, vardą paimsiu, va šitas berniukas, Kajus, va jisai, va toksai, ar ne? Ir tas individualus profilis yra paremtas ne tuo, ko jisai negali, o tai, kokios yra jo galios. Ir galios gali būti tokios, ar ne, kurios motyvuoja nuo pačių mažiausių metukų, jos motyvuoja, ramina nervų sistemą. Ta nervų sistema yra, tas individualus profilis yra paremtas sensorika. Žiūrima yra būtent sensorinį profilį, bet kas yra nuostabu, man visiškai nesvarbu, ko vaikas negali, nes žiūriu į galias ir tada gaunasi taip ar ne, kad terapeutas, nes šitus dalykus aš taikiau ir mokykloje, kartais aš girdžiu, oi, tai vienas su vienu, čia labai yra paprasta, bet aš tuos momentus, tuos kažkokius, tai aš taikiau ir mokykloje, nes tikrai būna, kada yra sunku išbūti aplinkoje ir strategijos tokios, kurią tu galėtum pritaikyti, tu negali, nes yra sudėtinga, ar ne, yra perteklius viso ko. Ir kai tu būni vienas su vienu, tai tu netaisai elgesio. Tu žiūri, jeigu vaiko strategija yra vaikščioti, nes jo propriocepcijai reikia, ar ne, pastiprinimo, tai turi vaikščioti su juo šalia būdamas. Ir tas sinchronas, jisai daro nuostabus dalykus, neįtikėtina. Nes nervų sistema patiria tokį nusiraminimą ir tai yra paprasta. Ar tai yra daug pažinti vaiką? Bet pažinti vaiką nelab... O savaime paskui gaunasi, žinot kas, tu taip užsikrėti, tau taip pasidaro įdomu, kokia tai yra galia. Ir sensorinė sistema yra labai plati, tai nėra vien tik taktilika ar ne klausa. Ir jinai yra labai labai svarbi mums visiems ir mes visi ją turime. Ir ką pirmiausia patarčiau, ar ne, iš savo praktikos, tai suaugusiems, kada pradedam galvoti apie vaiką, kas vaikui aktualu, ar ne, sakykime, labai jisai mėgsta skaičius, raides, ar ne, tą struktūrą, tokia labai aiški sistema, tai mes per tai ir viską darom. Ir tai yra taip platu, mes galim labai daug veikti, kelti iššūkius. Šalia būnant, ką tai reiškia, tas mažas dalykas, žaidžiant su vaiku, su mažu vaiku, žaisti su juo jo žaidimą, nemokyti, netaisyti, needukuoti, neegzaminuoti, kokia čia spalva, kur tu važiuoji, ypatingai koks kvailas aš čia irgi konferencijai tuos žodžius sakiau, tai vaikas, pavyzdžiui, turi kalbos sunkumų, o jo klausia, kur tu eini, kur tavo mašina važiuoja ir vaikui užkerta, jam kyla toksai diskomfortas, aš negaliu atsakyti, manęs nuolatos klausinėja. Tai aš išvis nekalbėsiu. Ir pasirenka tokį kelią, taip, tai reikia kartais ir yra tas toksai gan sudėtingas gal dalykas, bet kai pradedi, mes turim prisitaikyti. Ir Floor-Time'uose apie tai šneka, mes turim prisitaikyti, žiūrėti vaiko individualų profilį. Ir žinoti savo individualų profilį. Nes kai aš asmeniškai, kai aš pradėjau gilintis ar ne, studijuojant Floor-Time, išsiaiškinau, kokias aš turiu galias ir kur man reikia pastiprinimo, aš labai gerai pradėjau jausti, atsiranda tokia didesnė empatija. Ir žmonės kalba, ką jie jaučia, aš galiu pajausti, nes yra vietų, kur man irgi yra sudėtinga. Ir jeigu savo vaikystę žiūrint, ar ne istoriją, tai ten aš buvau labai lėta, man vaikas sakydavo per lėtai, greičiau, mane tas vargino, sekino, man buvo sunku ir nereikia čia jokių, ar ne, ir ne diagnozė yra esmė yra saugus ryšys,
kai tu būni taip, kaip tam reikia žmogui ar vaikui, kuris tuo metu jaučiasi, tiesiog nesaugiai pasimetęs. Tai mažas žingsnis būti taip, kaip ir stebėti, žinoti. Tai individualus profilis yra, mano manimu, yra labai svarbus tiek tam, kuriam reikia pagalbos, tiek tam, kuris padeda. Mano toks būtų. Dažnai mokytojai nuvertina, kad mes analizuojame ne tik vaiką, dabar labai populiaru sakyti, specialiai ugdymosi poreikiai. Ne tik analizuojame specialių ugdymosi poreikių vaiką, bet tuo pačiu metu per jį analizuojame ir save, savo veiksmus, kas mus labiausiai dirgina, kai vaikas elgiasi vienaip ar kitaip. Nes mūsų reguliacija yra to vaiko arba jaunuolio reguliacija. Ir pabaigai bus pora klausimų tiek mūsų, kaip sakant, pedagogų, tėvelių kolektyvui ir paskui pabaigsime mes autistiški su vienu paskutiniu klausimu. Tai pirmą galutinį klausimą paklausiu visų moterų kolektyve. Sakyčiau, ką norėtumėt labiausiai, kad išsineštų publika iš šios diskusijos, kas jūsų nuomonė yra pati svarbiausia mintis iš to, ką norėjote perteikti būtent šiandien jiems vienu sakiniu? Aš sugalvojau vieną sakinį ir man atrodo, mes visi kalbam apie vieną ir tą patį, nebaigiau sakinio. Kad visų pirma, norim, kad jūs išsineštume tą, kad pats pagrindas, ant kurio mes galime statyti vaiko namą, yra saugumas ir ryšys su juos supančiais žmonėmis. Kai visą tai bus, namas kils, pamatai bus stipri ir mes galėsim tikėtis kažkaip taip. Saugumas taip. Tačiau aš norėčiau, kad jūs sektumėt paskui savo vaiką. Aš seku pagal savo vaikus, nes jie geriausiai parodo kelią. Kur mes turime? Tai visi individualūs planai, kuriuos sukuria mokykloje. Nes reikia sukurti tokius planus, iš tikrųjų jie yra niekininkai, aš šiandien rasta valdai savo skaidrėse. Tai jeigu seksite vaiką, vaikas labai puikiai parodys kelią, kuriuo reikia eiti. Taip, ir Daivos dar paklausim, po paties klausim. Nežinau, labai išsamiai pasakė viską apie bendradarbiavimą, apie tą, aš visada prisimenu ir vaikams visada sakau, labiausiai, artimiausiai, brangiausi žmonės yra tėvai. Tėvai, kad jie žinotų ir noriu pasakyti, kad pedagogai ir tėvai nesame priešai. Ir aš visada irgi už tą glaudų ryšį ir stengiuosi, kad tėvai suprastų ir kad suprastumėm vieni kitų lūkesčius. Tai va, tas bendradarbiavimas, komunikavimas. Mums, kaip sakant, paskutinis klausimas tokiai diskusijai, užraukiant galutinai, palieku autizmo kolektyvui, nes mėgstu visą laiką turėti paskutinį žodį ir autoritarizmą, juokauju. Tad kaip ir slapčia šnibždėjomis, bet užšnibždomės ne šiaip savo, dėl to, kad mums reikia susiplanuoti į priekį ir pamastyti. Klausimas bus, kai buvo kalbėjimas apie įvairius individualius, kaip sakant, tuos planus, kaip mokytojas ir tėveliai atrodo verčiasi galvą kūlversčiais, kad prisitaikytų prie mūsų, kad mums padėtų integruotis į visuomenę, į bendruomenę. Nes kas iš tiesų yra ta bendruomenė. Ir norėčiau būtent tuo ir paklausti, kas padeda jaustis bendruomenės dalimi, ką reiškia joje iš tiesų pritapti, o nepastoviai versti save prisitaikyti. Aš tai mokykloje labai padidinėjau organizuoti renginius, diskotekas, kas dar pas mus buvo, renginiai, buvo dar projektų diena, kur projektus rodė. Aš bandau kuo daugiau prisidėti, ar tai
paprasčiausi dalykai, pavyzdžiui, kažkur gal kažką užkabinti, nuvalyti langą. Tikrai, tai suprantu, padeda, kai mus įtraukia į renginius, kai nebijo paprašyti, ar norėtum padėti organizuoti renginį, ar norėtum prisidėti prie šito. Nes esu girdėjusi ne kartą, tarkim, labiau su mano jaunesniu broliu, turiu dar 2 brolius, kurie irgi yra spektre. Mano jaunesnis brolis, jį pastoviai palikdavo užkulsiuose, arba, gal va, jis nevažiuos, nes jis va turi spec poreikį. Ne, priimkit mus ir leiskit ir mums dalyvauti. Mes galbūt dalyvaujame kitaip, bet mes ar norim dalyvauti? Tikrai norim dalyvauti. Aš tai esu labai aktyvus, man visą laiką reikia kažką veikti. Ir dabar Tomo norėčiau paklausti, kaip tu manai geriau jaustis bendruomenės dalimi, ką reiškia paskui ne tik pristaikyti, bet gal ir pritapti? Aš kaip visai mėgstu kalbėti per asmeninių patirčių prizmę. Ir aš prisimenu, dirbom kolektyvui. Čia buvo po COVID-o, į ofisą įimas buvo neprivalomas, tai ėjo tik tais tie, kurie aktyviausi. Ir aš prisimenu, su kolegom labai gerai susibendravom, kad aš prisimenu, aš einu ir aš pradėjau stiminti. Aš normaliai to nedarau. Aš tai darau iš esmės tik, kai arba gigantinis stresas, toksai, kad aš negalėjau pakelti, arba jeigu aš visiškai atsipalaidavęs. Ir aš galėjau būti savimi. Ir tai yra nuostabus jausmas. Aš niekada iki to darbe, per savo beveik 10 metų štai karjeros niekada nebuvau to jausmo patyręs, tai aš galiu prie kolegų atsipalaiduoti ir būti savimi. Tai buvo nuostabus pojūtis. Bet tai leidus tik todėl, kad kolegos mane priėmė. Su kolegom mes susibendravom, aš priėmiau toksai, kokie jie yra, jie priėmė mane. Ir mes bandėme vieni kitus suprasti vietoj to, kad įsižeisti, teisti. Panašiai, nes kartais, mane patiko paskui, galiu patikslinti tiesiog, ką turėjau omeny. Paprasčiausiai, nes aš irgi kartais būna ne taip pasakau, nes vis dėlto ne taip supratau klausimą, ne taip interpretuoju, to pats pergyvenu. Arba būdavo netgi atvirkščiai, kad, pavyzdžiui, man atrodo, kad prieš mane kažką pasakė. Visi visą laiką atvirai pasiklausdavom, vieni kitoj kas nors ne taip. Ir tas atviras bendravimas man davė pasijausti, kad aš galiu būti savimi, aš galiu stiminti, aš galiu pasisupti, nieks nepergyvens. Niekam nesvarbu, kad aš, pavyzdžiui, kalbėdamas atsistosiu, nes, pavyzdžiui, mano natūraliai būsena yra kalbėti stovint. Man nejauku kalbėti sėdint. Ir, pavyzdžiui, kolegos jau žinojo, kad jeigu aš atsistoju, reiškia, aš kažką kalbėsiu. Be to, gera strategija, nes aš paprastai niekada nežinau, kada įsiterpti į sakinį. Tai jeigu atsistoji, žino, kad įsiterpsi. Tai gera strategija. Nepagalvoju, nes aš paprastai, net kai būna tokie nemokykliniai, neakademiniai, nedarbiniai pokalbiai, dažnai noriu kelti ranką, nes nežinau, kada įsiterpti tarp draugų. Jeigu jie tavo draugai, jie to atleis iš žalumą. Tai turiu vieną draugę, kuri mane pilnai supranta apie to ir užsibaigia. Tai, pabaigiant. Norėčiau visų pirma labai padėkoti specialistams, kurios itin smarkiai su mumis dirba ir padeda, kaip sakant, plėtoti, įtraukti švietime Lietuvoje. Norėčiau padėkoti, kaip sakant, ne tik specialistams, bet ir mamoms, kurios mūsų augina, kurios dėl mūsų stengiasi ir kurios, kartais tikrai nemeluosiu, atrodo mus perspaudžia, bet galų gale tai išeina vien iš to, kad jos nori mums viso kas geriausia. Ir norėčiau padėkoti mūsų autistiškiams dalyviams diskusijos, kad mes išdrįsome ateiti, išdrįsome dalintis, išdrįsome kalbėti sėdint arba kalbėti sėdint ant kėdės, o ne ant grindų ir girdint, kaip ūžia projektorius. Tai yra didelis žingsnis link įtraukties ir link suvokimo. Norėčiau palinkėti visiems žiūrovams klausti klausimų, nebijoti pasakyti neteisingai ko nors, nes man dažnai sako, tai kai kalbėti su autistiškais, aš paskui, jeigu ne tą pasakysiu. Kaip sakė Tomas, pasitikslinkit, geriau klausti ir pasitikslinti, negu kažko nesakyti, nes mes neverbalinių signalų ir nejaukumų kartais nepagaunam. Ir kalbėtis tuo pačiu metu su mokytojais, su specialistais, su pedagogais, nebijokite klausti, nebijokite kalbėtis, inicijuoti pokalbius, jeigu esate specialistas, per empatiją ir per suvokimą ir per žmogiškumą, o ne per protokolus ir biurokratiją ir per kažkokį įsispraudimą į rėmus, kurie mus tiesiog nutolina vienas nuo kito, o nesuartina. Ačiū labai, kad dalyvavote.